Jei norite sužinoti, ar XM yra saugus brokeris, esate tinkamoje vietoje. Šiame vaizdo įraše papasakosiu viską, ką reikia žinoti apie šį brokerį. XM yra laikomas brokeriu, rekomenduojamu pirmiausia pažengusiems investuotojams dėl jo neintuityvios prekybos platformos. Todėl aprašyme rasite nuorodą į specialų XM pasiūlymą ir nuorodą į alternatyvų brokerį, rekomenduojama pradedantiesiems. Pereikime prie esmės. XM yra tarptautinis investicinis brokeris, veikiantis nuo 2009 metų, kuris leidžia prekiauti Forex rinkoje, akcijomis, indeksais, prekėmis, kriptovaliutomis ir CFD. XM naudoja MetaTrader 5 platformą, kuri suteikia prieigą prie pažangių įrankių ir mažų prekybos išlaidų, tačiau gali būti mažiau intuityvi pradedantiesiems, todėl brokeris dažnai rekomenduojamas tiems, kurie turi prekybos patirties. Vienas iš pagrindinių XM privalumų yra tai, kad jis veikia keliose jurisdikcijose ir yra licencijuotas tokių gerbiamų reguliavimo institucijų kaip CISEC Kipre, ASIC Australijoje ir IFSC Belize. Reglamentai reiškia, kad brokeris turi atitikti griežtus reikalavimus dėl klientų lėšų saugumo, veiklos skaidrumo ir sąžiningo užsakymų vykdymo. Praktikoje tai suteikia investuotojams didesnę apsaugą ir pasitikėjimą, kad brokeris yra nuolat prižiūrimas. Galima drąsiai teigti, kad XM yra labai saugus pasirinkimas. Broker Hoser, išbandęs XM su realia sąskaita, jam skyrė 4,2 balo. Privalumai – greitas ir paprastas sąskaitos atidarimas, nemokami pinigų išėmimai, maži CFD mokesčiai indeksams ir puikios mokomosios medžiagos. XM yra reguliuojamas be kita ko, ASIC ir CISEC, o tai užtikrina aukštą saugumo lygį. Trūkumai – ribotas priemonių pasirinkimas, vidutinės prekybos išlaidos valiutų ir CFD akcijomis neaktyvumo mokestis. MetaTrader platformos buvo įvertintos kaip funkcionalios, bet šiek tiek pasenusios. XM labiausiai tinka prekiautojams, kurie naudoja MT5 ir nori paprastai pradėti prekybą. Investing.com suteikė XM labai aukštą įvertinimą – 4,7, 5,0 daugumoje kategorijų. Brokeris išsiskiria plačiu paslaugų spektru, žema įėjimo riba, įvairiais sąskaitų tipais ir patikimais mokymo ištekliais. XM veikia pagal kelių reguliavimo institucijų licencijas ir užtikrina lėšų saugumą atskirdamas klientų sąskaitas. Trūkumai – nėra ETF ir fiksuotų spreadų, didelės sverto rizikos ir neaktyvumo mokesčiai po 90 dienų. XM apibūdinamas kaip brokeris, draugiškas tiek pradedantiesiems, tiek patyrusiems prekiautojams. Trustpilot XM įvertintas 3,9 dalinti 5 balais, surinkęs daugiau nei 2500 atsiliepimų. 46% naudotojų skyrė 5 žvaigždučių įvertinimą, tačiau net 31% skyrė 1 žvaigždutę, o tai rodo nevienodą klientų patirtį. Teigiamuose atsiliepimuose giriamas greitas pinigų išėmimas, geros sąlygos ultralov sąskaitose, išsamus mokymas ir naudojimo paprastumas. Neigiami komentarai susiję su išmokėjimo problemomis, sąskaitų blokavimu, techninėmis platformos klaidomis ir neaiškiomis saugumo procedūromis. Norėdami atidaryti demo sąskaitą, spustelėkite nuorodą aprašyme. Tada spustelėkite mygtuką pradėti prekybą ir užpildykite registracijos formą. Turite nurodyti savo gyvenamąją šalį, pašto adresą ir slaptažodį. Sutikite su sąlygomis ir patvirtinkite registraciją spustelėdami mėlyną mygtuką. Po akimirkos būsite nukreipti į valdymo skydą. Brokeris paragins jūs iš karto patvirtinti savo sąskaitą, nes tai būtina norint atlikti realų indėlį. Kuo greičiau tai padarysite, tuo geriau. Iš galimų sąskaitų skilties atsisiųskite MetaTrader 5 platformą. Įdiegimas yra labai panašus Windows ir MacOS kompiuteriuose. Taip pat galite atsisiųsti programėlę Android ir jos telefonams. Įdiegę MetaTrader 5, eikite į registracijos metu nurodytą pašto adresą ir raskite XM siųstą sveikinimo laišką. Ten rasite savo prisijungimo duomenis ir serverio numerį, prie kurio reikia prisijungti. MetaTrader 5 platformos kairiajame viršutinėme kampe spustelėkite atidaryti sąskaitą ir ieškokite XM kaip savo brokerių.
Tada pasirinkite prisijungimo prie esamos sąskaitos parinkti ir įveskite demo sąskaitos duomenis iš XM sveikinimo laiško. Taip pat turėsite įvesti slaptažodį, kurį nurodėte atidarydami sąskaitą. Patvirtinkite ir viskas. Apibendrinant, XM yra populiarus ir saugus brokeris. Jei norite atidaryti sąskaitą, aprašyme rasite atitinkamą nuorodą, kuri leis jums pasinaudoti nemokamą demo versiją. Jei jums patiko šis vaizdo įrašas, palikite patinka ir prenumeruokite mano kanalą, kad būtumėte informuoti apie naują turinį. Dėkojame už peržiūrą.